Pagalvojau, kad praplėsiu savo praeitą video apie Lidl sklandytuvus. Visus tuos video sudėsiu į vieną grojaraštį, kad patogu būtų rasti visus video iš šitos serijos, o grojaraščio nuorodą įdėsiu į aprašymą. Tai ką norėjau papildyti praeitą video, tai apie skirtingus perdarinėjimo būdus. Apskritai Lidl sklandytuvus taip įvairiai ir egzotiškai perdarinėja žmonės, kad wow, galima pavyzdžių prisiieškoti internete, net dedikuotos Facebooko grupės sukurtos. O paprastai perdarinėjant, kai kažkokias egzotikas nesileidžiant, tai galima perdarinėti ištiesinant sparną arba paliekant originalų su užlinkimu. Su užlinkimu žymiai geriau sklendžia, bet gaunasi tik iki riboto ilgio galima įdėti sutvirtinantį skersinį, ko pasėkoj atsiranda toks lūžio taškas, kur užkabinus linksta visą laiką šitoj vietoj, tai tik laiko klausimas, kada čia pradės plyšti ta puta, bet jinai labai lengvai klijuojasi su kontaktiniais klijais, pavyzdžiui, paprastu momentu. Ištiesintam sparne galima skersinį dėti jau per visą ilgį, plus sparno galą padengti skočium, plėvele, izoliacija ir tada labai patvarus gaunasi sparnas. Aišku, svorio prisideda, bet svorį galima mažinti vietoj karštų klijų. Va čia matos, kaip negražiai gaunasi. Kiek daug reikėjo man pripilti klijų, kad tą anglinį skersinį užpilt. Alternatyviai galėčiau panaudoti poliuretano klijus, kurie džiūdami truputį putoja, plečiasi ir išdžiūvę yra kur kas lengvesni. Aišku, su karštais klijais yra greitis ir darbo paprastumas. Čia kiekvienam kas ko siekia. Sparnas išsilygina tiesiog jį pakaitinus, ar tai karšto vandenio, ar fenu, ir tada su perlaužimu paslegiant jį. Nuėmus svorį jis kažkiek atgal atlinksta į prieš tai buvusią būklę, tačiau įklijavus skersinį galutinai užrakinam tiesioj formoj. Tai toks tiesus gaunasi daug tvirtesnis ir labiau tinkantis tokiam greitam sportiniam skrydžiui, kur tas lenktas labiau sklandymui, lengvam kažkokiam lengvai komplektacijai. Atklijuojant nosį, atlupant, ne visada pavyksta neišplėšt čia ir čia einančių detalių, ko pasėkoj kartais tenka atstatinėti iš kažkokios kitos putos. Va čia vaizdingas pavyzdys. Va taip išplyšo. Ir taip viduj būna tokio dydžio varžtas įdėtas dėl centruotės. Tai kartais tenka atstatyti šitus. Be jų kapotas labai nestabiliai laikosi, čiužinėja į visas pusės. Tikrai verta skirti laiko atstatyti. Ir reikia stengtis uodegą daryti kuo lengvesnę,
dėl to, kad kuo mažiau svorio kraut, nes labai jau nori svorio priekį šitas modelis, kad išsibalansuotų. Tai gaunasi reik bereikalingai išsunkinti jį kraunant didelę batarkę arba varžtus, o užtektų stengtis uodegą lengvesnę, tai gal reiktų tiek daug karštų klijų nepilti ir didelio tokio vamzdelio nedėti, o stengtis kažkokio plonesnio varianto. Gal net ne vamzdelį, o juostelę įleisti. Tik tai niuansas viso perdarinėjimo pačioj pradžioj turim dar neišardytą, neišdraskytą pamėtyti pievoj ir pasižymėti svorio centrą, kada jisai tiesiai ir gražiai sklendžia. Tai va čia yra neperdarytas variantas. Kurį aš tiesiog dėjau svorį ant nosies ir žiūrėjau, kada gražiausiai sklendžia. Pasižymėjau tą atstumą ir jį panaudosiu po modifikacijų visų. Taip pat svarbu pasižiūrėti geometriją, nes tai būna kartais sukiša į dėžes ne visai gražiai ir teisingai ir dėžė jis būna truputį prispaudžiamas, ar tai viršų, ar tai biškį žemyn ir galinė plokštuma ir priekinė plokštuma būna nebelygiagrečios. Tai galima paprastais būdais patikrinti lygiagretumą. Vėl gal eiliškumas toks, pirma patikrinam lygiagretumą, patvirtinam, kad sparnai yra lygiagretūs ir tada teisingos geometrijos lėktuvą mėtom pievoj ir nustatom svorio centrą, kur jisai kabo. Tai tikslas, kad lėktuvėlis turi kaboti ant pirštų, nekris nei ant uodegos, nei ant nosies, vat kaip dabar. Ir tą vietą pasižymim. Čia va dabar gavosi natūraliai pavyzdys ant blogos X-as. Čia be svorio priekį. Realiai, vat kaip originaliai iš dėžutės aš pažiūrėjau, kad jo geometrija gera, pradėjau mėtyti ir pastebėjau, kad paleidus užkyla nosis į viršų, sparnai praranda keliamąją jėgą ir krenta. Paleidę vėl nosis užkyla, praranda sparnai keliamąją jėgą ir krenta. Tai dėjau svorio truputį į priekį, iki pradėjo sklęsti tiesiai ir gavosi tas svorio centras teisingas čia. O čia buvo originalus iš dėžutės. Tai grįžtam prie teisingos geometrijos. Tai galima tiesiog atremti į stalą. Ir pasižiūrėti, vat, kai sparnas plokščias ant stalo, ar ir galinis sparnas yra lygiagretus stalo paviršiai. Kaip minėjau, kartais būna dėžutėse užspaustas, pakrypęs tai žemyn, tai į viršų. Plius perdarinėjimo metu, kai sutvirtinant į vamzdelį, į liemenį įleidinėsim, tai to įklijavimo metu taip pat galim netyčia pažeisti geometriją. Tai vėl pasitikrinam to sutvirtinančio vamzdelio įleidimo metu. Man dar patogesnis būdas tai yra paimti vamzdelį,
tiesų žinomą vamzdelį. Per sparną pernert. Ir tada pasižiūrėti, ar galinė plokštuma yra lygiagreti vamzdeliui. Ir to vamzdelio galima net nenuėmus įdėjinėti sutvirtinančias konstrukcijas ir iškart matyti bei kontroliuoti, ar neiškreipiam uodegos. Tai vat su teisinga geometrija, su nustatytu teisingu svorio centru, kai išmestas pievoj gražiai sklendžia, galim pradėti perdarinėjimus. Tiesint sparną, netiesint, variklį dėti ant nosies ar ant kupros. Visokių variantų internete galima rasti, net paima 2 lėktuvus, nupjauna, nosis viena, o uždeda 2 uodegas, o variklį čia per vidurį gale už sparno deda. Internete galima labai daug skirtingų variantų rasti.